pačiam faktui yra aišku, kad čia daugiau yra jos spekulacijos ir jo interpretacijos, tas vadinamas neva automatinė jam galimybė dalyvauti dabar prezidento rinkimuose. Ir jisai, manau, tiesiog kalbėdamas apie tai, verždamasis taip į tos prezidento rinkimus, taip pasidaro, jis siekia visai kitus tikslus. Siekia iš esmės tam tikros reklamos Europos parlamento rinkimų kontekste. Jam net ne tik Europarlamentas svarbu yra. Jam yra daug svarbu neleisti registruotis kandidatu Mazuroniui. Tai yra svarbiausia. Nes jeigu Mazuroniui kandidatas partijos į prezidentus, tai viskas, tai išmeta į kitą partiją iš partijos ir padaro normalią partiją. Tačiau pamodeliuokim, kas būtų, jeigu Rolandas Paksas atneštų prašymą registruoti kovai į prezidentus. Kad galėtų būti registruotas pretendentu į kandidatus, iš pradžių reikėtų jį registruoti politinės kampanijos dalyviu. Mano galva, reiškias, šiek tiek pritemptai jisai galėtų būti užregistruotas, jeigu jisai įtikins komisiją, tai kad kitos etapuose jisai tikrai laimės bylą, kad šitie terminai, kad nebūtų pažeisti ir taip toliau. O dabar jau, tarkim, jau pačių pretendentų į... O pačių pretendentų registruoti į kandidatus jam būtų žymiai sunkiau ir be jokios abejonės visos tos sprendimai, kokie bebūtų, į vyriausią administracinį teismą. Tas tikėtina kreiptųsi į konstitucinį. Koks šio būtų atsakymas, nežinia. Tačiau įdomu, kad teisingumo ministras, Pakso koalicijos partneris, užima ryškesnę poziciją ir neslepia atmetantis teisininkų argumentus, kad Europos žmogaus teisių teismas savo sprendime pasisakė tik apie galimybę Paksui kandidatuoti Seime, o ne į prezidentus. Tiesa, socdemų vadas kiek santūresnis. Jeigu jūs pamenat, tai buvo teismo išvada, kad rinkėjų mūsų teisės yra pažeidžiamos, kad jie negali balsuoti, jeigu norėtų balsuoti už šį kandidatą. Todėl aš nesutinku su tais teisininkais, kurie komentuoja, kad tai siaurai galima taikyti tik Seimui.